Taigi džiaugiuosi visus matydama, džiaugiuosi, kad buvo galimybė prisidėti prie visų 3 formų organizavimo ir dalyvauti juose. Ir šiandien esu pasiruošusi pasidalinti įžvalgomis, kurios būtent suformuluotos kartu su 6 ūkininkais. InnoFood Hub mes turime tokį mini tinklą susikūrę ir ten dalyvauja ir konsultantai, ir mokslininkai. Ir būtent pradedu kalbėti nuo to, kad vienas iš svarbiausių greičiausiai tikslų šiuo metu yra būtent didinti regione pagamintų, perdirbtų ir suvartotų maisto produktų. Reiškia, mes turime kiek įmanoma atsakingiau valdyti pokyčius ir valdyti pokyčius maisto tiekimo grandiniai. Vienas iš būdų tai padaryti yra perėjimas prie trumposios maisto tiekimo grandinės ir vienas iš būdų tai padaryti kaimo vietovėse plėtoti vertės didinimo grandines. Ir iš esmės man tikrai labai padėjo prieš tai buvusios 2 diskusijos ir maisto tiekimo grandinės tvarumas labai stipriai susijęs ir su energetiniais ištekliais ir stipriai susijęs su gamta grįstais sprendimais ir finansiniu savarankiškumu. Reiškia, dabartiniu metu atsikovoti importo produktų užimtą rinkos dalį patys žemdirbiai iš esmės nėra pajėgus dėl labai įvairių priežasčių. Tai yra ir kitas labai svarbus dalykas, kad savaime šitas procesas jis nevyks ir mums yra labai svarbu mobilizuoti suinteresuotusius veikėjus, kad jie, būtent taikydami tokius paveikius metodus, padėtų vietos ūkininkams novatoriškiau ūkininkauti, patekti į vietos rinkas. Valgytojų bendruomenė galėtų rinktis valgyti vietos produktus. Tai vienas iš esminių greičiausiai svarbių žinių, kurią šiandien noriu dalintis. Kada mes analizuojam statistinius dydžius, reiškia nacionalinėje erdvėje, mes girdim, kad pas mus importas ir eksportas yra subalansuoti, jie skatina būtent ekonomikos vystimasi ir nacionaliniu mastu mes bendrą vidaus produktą turime sugeneravę pakankamai aukštą, augimas irgi šiek tiek lėtėja, bet čia nieko tokio. Reiškia, atrandam labai įvairių pasiteisinimų, kad ekonomika plėtojasi gerai, bet mes neanalizuojam vietos ekonomikos. Tai reiškia, kad savivaldybių lygmenyje, vietos bendruomenių, kaimų, kitų gyvenamųjų vietovių lygmenyje mes šito nedarom. Tai dar kas labai svarbu, kada mes kalbam apie maisto tiekimo grandinės tvarumą, šiuo atveju mes kalbam apie alternatyvią maisto tiekimo grandinę, tai yra trumpąją maisto tiekimo grandinę ir Europos mastu tiek mokslininkai, tiek praktikai, tiek politikai, sprendimų priėmėjai nuolat akcentuoja vieną iš svarbiausių dalykų, tai yra tas iki. Nuo ūkio iki stalo mes kol kas apie tai šnekam, kai tuo tarpu Europai jau šneka nuo lauko iki šakutės. Taip, tai yra gerokai platesnė sąvoka jau, nuo šakės iki šakutės dar platesnė sąvoka, nuo ūkio iki mokyklos siaurinamės, taip, ir nuo lauko iki žmogaus organų ląstelės vėlgi platesnė sąvoka. Tai reiškia, kad su savo kalba, su savo terminais mes iš esmės vedam vartotoją ir gamintoją tą kryptimi, kurią būtent galėtume pasiekti didesnį tvarumą ir tai atskleidžia būtent gilų didelių atstumų ir didelių kliučių tarp ūkio ir stalo įvertinimą. Skaidrė, kuri paruošta Europos komisijos DG Agri tinklo, taip, kiek yra daug iššūkių, taip, kurie labai stipriai siejasi su gamta visoj maisto tiekimo grandiniai, tiek kalbant apie žvejybą, tiek kalbant apie žemės ūkį, tiek kalbant apie maisto pramonę, apie mažmeninę prekybą ir kalbant apie vartojimą. Visa eilė iššūkių yra stipriai susijusių su aplinkosauga, tai reiškia aplinkos blogėjimas kelia pavojų gamtos ištekliams ir kelia pavojų biologiniai įvairoviai. Kitas labai svarbus dalykas, kad mes konkuruojame naudodami žemę, taip, naudodami erdvę,
kovojam už gamtos išteklius tarp maisto, energijos ir aišku urbanizacijos. Čia labai džiaugiasi Kauno rajonas, kad daug yra tos driekos, taip ir gyventojų tankumas labai didėja aplink Kauno rajoną, bet jis mažėja pačiame Kauno mieste. Tai vat yra tas klausimas, reiškia, kur link mes einam, taip, ir klausimas yra, kiek žemės ūkio naudmenos, kurios galėtų būti panaudotos būtent maisto ar energijos ar urbanizacijos klausimams spręsti, yra efektyviai panaudojamos. Nes ištekliai yra riboti ir mes per tam tikrus įrankius mes galim tą subalansuoti ir eiti, kaip aš sakau, tą tvarumo linkme. Kitas labai svarbus dalykas, kad klimato kaita, numatomi ekstremalūs tie oro klimato reiškiniai ir aišku, tas išlaidų mažinimas, jis labai gali padidinti nepastovumą. Ir jeigu mes kalbam apie energetinę nepriklausomybę ir kad tai sukuria mums saugumą, tai maisto klausimai greičiausiai yra dar svarbesni, taip, nei būtent, bet čia mes greičiausiai galim dėti svarstyklės ir jos vienodai svers. Taip, tai reiškia tas nuo iki pats kelias, jis yra labai svarbus suprasti, mes turime turėti tam tikrą suinteresuotųjų ratą, kurie tuo rūpintųsi ir iš esmės tai yra labai įvairių profesijų, labai įvairių specialybių ir labai įvairių sektorių žmonės. Kada mes kalbam apie trumpąją maisto tiekimo grandinę, tai Europos komisija yra apibrėžusi, būtent trumpoji maisto tiekimo grandinė yra ūkininko vykdomas prekių pardavimas vartotojai, dalyvaujant sumažintam tarpininkų skaičiui. Ir jie yra įsivedę tą normatyvinį dydį, tai yra 7,4 atstumas, kurį reikia nuvažiuoti norint įsigyti produktų ir tai yra ta riba. Ta riba, jeigu tas atstumas yra didesnis, reiškia anglies dioksido išlakos, jos yra didesnės nei tradiciniai maisto tiekimo sistemoje ir iš esmės mes čia su ta trumpąja maisto tiekimo grandine visiškai nesprendžiam būtent aplinkosaugos klausimų. Nacionaliniu mastu lygiai taip pat irgi yra apibrėžtis, kas ta trumpoji žemės ūkio pas mus vis dar prisideda ir maisto tiekimo grandinė. Ir čia yra irgi įvardinta, kad turi būti ribotos skaičiaus smulkiųjų ūkinės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas. Reiškia, jau yra labai aiškiai apibrėžta, kad tai turi būti kooperacija tam tikra. Žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srity, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos, kokybės valdymo veiklą ir siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją. Tai reiškia, reikšminama valstybės mastu greitis, bet nėra reikšminamas sezoniškumas, nėra reikšminama, kad yra labai svarbu gamtai draugiškai ūkininkauti, kad labai yra svarbu, kad trumpąja maisto tiekimo grandinė judėtų būtent gamtai draugiški produktai, ekologiniai, biodinaminio ūkininkavimo ar nacionalinės kokybės, ar pagaliau vietiniai produktai, kurie išskirtinai yra pagaminti tame teritorijame vienete, kuriame jie yra vartojami. Reiškia, mes kaip mokslininkai iš tikrųjų daug diskutavę prieėję prie tokios išvados, kad iš esmės trumposios maisto tiekimo grandinės požymių yra nemažai. Vienas iš jų ir greičiausiai yra svarbiausias, kuo jinai išsiskiria nuo ilgosios maisto tiekimo grandinės ir kad mes čia galime pasiekti tos trumposios maisto tiekimo grandinės tvarumą, tai yra žiedinės ekonomikos principais turi būti grindžiama veikla, pati maisto gamyba, reiškia, bet liekinė dažniausiai, taip perdirbimas, pardavimas, vartojimas. Kitas labai svarbus aspektas, ko mes irgi kol kas ne visiškai suprantam, kad trumpoji maisto tiekimo grandinė neturi turėti tą aptarnavimo spindulį per visą Lietuvą, taip, bet tai yra būtent produktai, kada auginami, gaminami, vartojami kuo glaudesnėje teritorijoje. Ir čia, aišku, reikėtų padirbėti, nustatyti tą atstumą, kada ir kaip, čia priklauso, aišku, nuo gyventojų, nuo valgytojų tankumo, nuo jų perkamosios galios ir taip toliau, taip pat nuo ūkininkaujančių skaičiaus, kas irgi buvo šiandien akcentuota.
Dar kas labai svarbu, tai yra gamintojas ne tik tiekia produktus, bet su galutiniu vartotoju tiesiogiai keičiasi informacija, tada didėja žinojimas, ar ne, apie produktų patį auginimą, paruošimą, vartojimą ir jų vertę tiek žmogaus sveikatai, tiek įtaką gamtai. Ir čia labai yra svarbu integruotai plėtoti keletą modelių. Kol kas mes esam išplėtoję vieną modelį, tai yra verslas vartotojai, taip ir verslas verslui, kažkiek yra išplėtotas tas modelis. Kol kas reta savivaldybė, bet yra pradėjusi plėtoti verslas viešajam sektoriui, kada savivaldybės viešieji pirkimai yra išskirtinai nukreipti į vietos gamintojų gaminamus produktus ir tai labai stipriai skatina keistis ir gamintojams, reiškia paklausa formuojama viešojo sektoriaus. Viešasis sektorius rodo lyderystę, kaip mes turėtume, imasi tos lyderystės, kaip mes turėtume elgtis kaip vartotojai. Ir dar vienas modelis, kuris nepaprastai yra svarbus, tai yra vartotojas vartotojui. Ir tų 4 modelių būtent taikymas trumposiose maisto tiekimo grandinėse greičiausiai gali išvesti mus link sėkmės ir ta trumpoji maisto tiekimo grandinė iš tikrųjų neštų tą mūsų sukūriamą tvarumo naudą. Dar vienas iš svarbių dalykų, kad trumpoji maisto tiekimo grandinė yra priežastis ir jinai yra pasiekmė. Reiškia, čia yra abipusis ryšys tarp trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos, arba jeigu norim, nes čia labai dažnai žiūrim, kad šypsenos didelės ar ne, ar čia mes pajėgus, taip, tai regionų maisto tiekimo grandinės. Jų tada mums nepaprastai reikia ir mes turime didinti regione pagaminamos, perdirbamos ir suvartojamos produkcijos dalį visame vartojime ir gamyboje. Ir reiškia, kad dar labai yra svarbu, kad trumposios maisto tiekimo grandinės, ir čia yra jos požymis, bet kuriuo metu gali padėti ištikus krizei, užtikrinti būtent saugumą ir vartotojai gali įsigyti tą pakankamą kiekį saugių, biologiškai vertingų ir tvarių produktų. Reiškia, tai yra pirmiausiai veikla nuo lauko iki stalo, kuri yra praplėsta iki žmogaus organų ląstelės. Tai rezimuojant, ar ne, apie ką čia kalbėjau, tai kas mums yra svarbu ir ko kol kas mes ne visiškai tiksliai suvokiam, kad reiškia ūkio lygmenyje plėtojamos, mažai kooperuotos tos trumposios maisto tiekimo grandinės, jos iš esmės yra labai stipriai veikiamos globalios ekonomikos apraiškų, nes visgi didelė dalis visuomenės vartoja vienodus masinio vartojimo maisto produktus ir kas mums labai reikalinga, mums reikalinga infrastruktūra. Tai yra vietos maisto sistema, kuri padėtų, skatintų trumpųjų maisto tiekimo grandinių tvarumą. Ir būtent trumpųjų maisto tiekimo grandinių pats organizavimas, jis yra ūkininko daugiau pasirinkta strategija. Taip, ir jinai labai stipriai priklauso nuo konkrečių ūkių pasirinktos būtent ir vietos ūkininkavimo greičiausiai ir nuo kitų veiksnių, taip pat nuo pačio ūkininko žinių, nuo jo gyvenimo filosofijos, nuo jo kompetencijos ir vietos maisto sistemos visgi daugiau yra viešas reikalas ir tai yra priklausantis nuo viešo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus partnerystės ir aišku maisto produktų vartojimo ir kitų suinteresuotųjų žinių, aišku, kompetencijos, teisinės, politinės aplinkos irgi, kas nepaprastai yra svarbu. Ir reiškia, vietos maisto pati sistema, jos pagrindą gali sudaryti trumpoji maisto tiekimo grandinė, jinai gali padėti siekti, svariai prisidėti prie tvariojo vystymo, aišku, tikslų ir labai svarbu vaidmenį atlieka komunikacija tarp suinteresuotojų. Ir gaila, bet šiandien dienai galim įvardinti tik kelias savivaldybės, kuriuose ta komunikacija tarp suinteresuotojų yra, kaip aš sakau, modernesnė arba kitaip, padedanti vystytis.
Ne tik kliūtis, taip, bet galimybės, atsiskleidžia tos būtent vietovės vystymosi galimybės. Ir čia kaip pavyzdys, aš čia tik atliepdama į pirmą pasisakymą ir į pirmąją diskusiją, matėm, kaip savivaldybės kokios yra mažiausiai savarankiškos, tai jeigu matėt nuo galo, tai jos įsidėsto agrarinės savivaldybės. Tai yra palankios ūkininkauti žemės tose savivaldybėse ir matėt, kad savarankiškumas stipriai priklauso nuo ūkių skaičiaus ir nuo to efektyvumo kaip ūkininkavimą. Tai tokiu būdu, ką galim teikti, reiškia, kada ūkininkavimas apsiriboja žaliavų gamybą ir iš esmės nepereinama prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybos, tai tokiu būdu, ką mes turime labai silpnas vietos ekonomikas, bet kitas dar svarbesnis dalykas, mes reiškia, turime mažą saugumą apsirūpinimo maistu. Tai reiškia, kad mūsų bendrakūros procesai yra labai silpni ir tokiu būdu būtent nėra užtikrinamas nei žmogaus, nei gamtos. Ir čia aš į priekį visgi dėčiau gamtos būtent saugumą ir žmogaus. Ir aišku, tai labai stipriai veikia vietovės gyvybingumą. Dar ką norėčiau sakyti, reiškia, pabandėm sudėlioti, kokią naudą trumpoji tiekimo grandinė kuria socialinė ir koks jos poveikis. Ir reiškia, pirmiausiai, tai yra žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas. Mes turime didesnės galimybės sveikatai palankiai mitybai, sumažėja transportavimo kaštai, bet aš kalbėjau apie atstumus ir čia mes turime būtent įvedinėti tam tikras inovacijas ir logistiką, tikrai turėtų būti gerokai kitaip organizuojama, negu yra šiuo metu. Taip, galiu vesti žingsnį į Žemės ūkio ministerijos sprendimus, taip ir paramą trumposio maisto tiekimo grandinėm. Kol kas mes kalbame apie logistikos centrų formavimą ir vienas, kuris jau tikriausiai turi daugiausiai pažangos, tai yra ir tik Klaipėdos. Dabar, kiek man yra žinoma, 2 lyg ir formuojasi kažkur Kaune, bet adresai kol kas nežinomi. Taip, tai yra logistikos centrai, kurie padės ūkininkaujantiems pasiekti vartotoją. Bet čia atsiranda kita didelė būtent spraga, kad neužtenka tik logistikos centro. Mes iš esmės neturim turėti tik tai monofunkcijos. Reiškia, gali tada sumažėti galbūt transportavimo kaštai, bet čia atsiranda, kad tas tarpininkas visgi jis patampa atsakingas už to produkto kokybę, bet ne pats ūkininkas. Ir ko mes dar netenkam, mes netenkam tiesioginės komunikacijos su vartotoju. Tai reiškia, mes kuriam kažkokio tipo trumpąją maisto tiekimo grandinę, kuri reiškia unikali, bus greičiausiai Lietuvoje, bet ji nesukurs būtent didesnių efektų, nes visgi logistikos centrų valdytojai nėra ūkininkai. Ir tai nėra kooperuota struktūra, o tai yra daugiau 1-2 būtent verslininkų kuriamas projektas. Kitas labai svarbus dalykas, tai yra sumažėja anglies dvideginio teršalų, sumažėja energijos suvartojimas, yra mažinamas atliekų kiekis, nes visgi trumpoji maisto tiekimo grandinė, kaip sakiau, žiedinės ekonomikos ir vietos maisto sistema ir ypatingai, kad tam tikroje erdvėje mes mažinam atliekas ir mažinam maisto švaistimą, nes čia dar yra labai svarbu gamybos procese kuo mažiau išmesti. Tai čia ūkiai, kurie, sakykime, užsijima ūkių perdirbimų, dalį produktų gamina, bet liekų ir, pavyzdžiui, išspaudose, lapuose esančias tas biologiškai vertingas medžiagas panaudoja naujų aukštesnės vertės produktų gamybai ir matot, tie skaičiai yra dideli ir kas dar nepaprastai svarbu, kad trumpoji maisto tiekimo grandinė padeda tausoti, būtent ir jos tvarumas yra užtikrinamas per tausojamą į žemės ūkį. Tai yra dirvožemio agrotechninių cheminių rodiklių parametrų tas optimizavimas, mažinant dirvožemio biodegradacijos procesus ir aišku didinant dirvožemio biologinį aktyvumą. Ir dar vienas iš labai svarbių būtent naudų, tai yra, kad visgi ką mes šiuo metu turime, tai yra, kad didžioji dalis tiesiogiai parduodamų produktų yra iš ekstensyviai ekologinės biodinaminės gamybos principus taikančių ūkininkų, tai yra iš šeimos ūkių, kas vėl nepaprastai yra svarbu, nes kada mes kalbam apie šeimos ūkį, mes kalbam apie 2-3 kartų ūkininkavimą. Mes kalbam apie žinių perdavimą, mes kalbam apie būtent technologijų tobulinimą ir kalbam apie tvaresnę
gerokai gamybą. Ir dar viena iš naudų, bet aš ją dėjau iš tikrųjų čia ne prioritetų tvarka, tai yra naujų užimtumo galimybių vietos bendruomenėms suteikimas. Kur čia atsiranda problema? Ir aš visgi jungiu trumpąją maisto tiekimo grandinę su vietos maisto sistemomis. Problema atsiranda organizavime, problema atsiranda vadyboje ir reiškia, kad tas trumposios maisto tiekimo grandinės, kaip minėjau, daugiau privatus, vienas yra daugiau viešas ir kada mes darom tyrimus, mes matom, kad, pavyzdžiui, savivaldybės administracija, jinai turi daugiau kompetencijos organizuoti vietos maisto sistemą, bet jinai visiškai neturi motyvacijos organizuoti tą vietos maisto sistemą. Sakykime, ūkininkai, jie turi kažkiek kompetencijos, bet mažiau negu savivaldybės administracija. Vietos veiklos grupės irgi galėtų kurti tokius projektus, turi kompetencijos, bet vėlgi motyvacija yra labai neaiški. Ir kita labai yra didelė problema, kad visgi kol kas mes turime siaurą vietos maisto produktų asortimentą, mes turime menką kol kas pasiūlą lyginant su ilgoji maisto tiekimo grandinė esančia pasiūlą. Ir aišku, tada yra ir aukšta savikaina ir kas dar vėl labai yra svarbu, kad reiškia tvarių ekonominių nišų stoką tiek kaimo vietovėse, tiek miesto vietovėse matom. Ir tai yra ir verslumo lygis ir kitas labai svarbus dalykas, tai yra viešai maitinimą organizuojančių požiūris yra ganėtinai tradicinis, jis labai stipriai galbūt netgi yra orientuotas į rinkos ekonomiką, bet ne į socialiai orientuotą ekonomiką ir reiškia menkas yra supratimas apie vietos ekonomiką, kas būtent yra tos varomosios jėgos, būtent kiekvienoje savivaldybėje. Ir aišku, maži vidutiniai ūkiai, jie sunkiai atpažįsta tos savo konkurencinius pranašumus ir viešojo ir sektoriaus ir valdžios institucijos, jos ne visada atpažįsta tas atsirandančias galimybės. Vat ir šiandien mes daug labai kalbam apie problemas, bet labai mažai kalbam, kad tas problemas mes turime versti galimybėmis, reiškia yra visiškai kitas požiūris. Ir aišku, kada kalbam apie politiką, mes linkę sakyti, kad nacionaliniu mastu kažko nėra, bet savivaldos lygmeniai nėra maisto, nėra maitinimo strategijų. Iš esmės susitinkam ne su viena savivaldybė ir merai linkčia galva, tai būtų gerai, išsiskiriam ir vėl lieka viskas tas pats, atvažiuoja vėl po mėnesio, po 2, po 3 metų susitinki, sako, taip kalbėjom, bet žingsnių link to nėra. Tai reiškia, kad mes kažko dar kol kas ne visiškai suprantam. Ir aišku, esam sugeneravę, kaip atverti tas rinkas vietiniams produktams, taikyti labai yra svarbu naujas technologijas ir taikyti tuos įvairius integruotus pardavimo būdus. Ir čia nėra taip lengva, tikrai nėra taip lengva pereiti prie būtent vietos maitinimosi vietos produktais ir prie betliekinės gamybos, nes kol kas mes tų išteklių turėjom ar ne, galvojom, kad turim taip ir tas ūkininkavimo tradicijos jos yra visiškai kitokios. Tai ačiū labai už jūsų klausimą ir aišku už jūsų dalyvavimą. Galbūt pradėsiu nuo Ukmergės rajono turbūt. Pradėsim, Salvijau, jums atkeliauja mikrofonas ir iš tiesų jūsų savivaldybė turi tokį, nežinau, ar galima jį vadinti pilotiniu projektu, bet pavyzdį, kai vaikai yra maitinami ekologiniais ir nacionalinės kokybės produktais. Gal galėtume trumpai papasakot, kas tai yra per projektas, kodėl Ukmergė nusprendė tai daryti ir ar tokią gerąją praktiką galėtų perimti kitos savivaldybės? Taip, Ukmergės rajono savivaldybė nuo 2018 metų startavo pilotiniam projekte, kurį skelbė Žemės ūkio ministerija ir tuo metu sudalyvavo 2 vaikų lopšeliai darželiai miesto ir pradėjo tiekti ekologišką maistą vaikų maitinimui. Tai šiuo metu yra išaugęs skaičius iki visų 7 ikimokyklinio įstaigų, ikimokyklinio ugdymo ir visos mieste esančios įstaigos taiko ekologinį maitinimą. Tai manau, kad taip ta praktika galėtų būti taikyta ir kitose savivaldybėse. Esmė tame, kad tiekiamas ekologiškas maistas
Ir dar gaunamas yra tam tikras priedas, kiek žinau, šiai dienai yra 26 eurai mėnesiui vieno vaiko maitinimui, tam, kad padengti ekologišką maisto kaštus. Ar tas maistas yra tiekiamas iš savivaldybės ūkininkų, ar jūs ieškote platesnių tiekėjų? Kaip šita grandinė veikia? Procentaliai yra situacija tokia, kad apie 80% daržovių tiekiama iš vietos ūkininkų ir apie 50% yra mėsos gaminių taip pat iš vietos ūkininkų. Tačiau tikrai ne visus produktus patenkina mūsų dar vietos gamintojai, vietos ūkininkai. Tiesiog yra sezoniškumas, negali užtikrinti pilno tiekimo. Tai vat, bet mūsų ūkininkai dalyvauja. Kartais tiesiogiai, kartais per, sakysim, kooperatyvą, kuris, reiškia, vartotojų, kuris yra kai kur irgi laimėjęs, reiškia, tiekimą, tai vyksta supirkimas produktų ir logistika tada. Taip pat savivaldybė noriu pabrėžti, kad yra prisidėjusi prie logistikos kaštų padengimo savo lėšomis. Taip pat primenu dar, kad vėlgi turim dar vieną klausimą, jūs jau tą matot ir reaguojat, ką daryti, kad maisto tiekimo grandinės būtų tvarios, kas ir kaip galėtų užtikrinti jų tvarumą. Na ir štai jau yra pirmieji raktiniai žodžiai, galite įrašyti savus arba galite tiesiog pakartoti kažką, štai žodis švietimas iš karto iššoko į pirmąją vietą. Audronė Irginovaitė norėčiau pasiklausti, bet jeigu mes pradėjom nuo tiekimo apie iš Ukmergės, apskritai, kiek jūs galvojat, ūkininkai, kiek yra suinteresuoti dalyvauti tokiuose projektuose, tiekti tvaraus maisto tiekimo grandinėje, ar kokios didžiausios kliūtis yra tokiuose procesuose, kad ir tam pačiam tiekimo grandinėje, kur jūs matote, tarkim, tas silpnasias vietas? Aš esu ūkininkė, auginu vaisius, daržoves, uogas ir dalį savo produkcijos irgi vežu į Ukmergės darželius. Tai iš tikrųjų šitas projektas, kaip jisai prasidėjo, tai iniciatyva buvo ne tik tai iš savivaldybės, tai buvo ir iš mūsų ekologinių ūkio asociacijos. Mes tiesiog stengiamės kažkaip tai kartu su savivaldybė, žodžiu, gauti finansavimą tam projektui ir tikrai nebuvo lengva. Ir dabar, aišku, pasiekimas yra didžiulis, nes vaikai pagaliau gavo to vietinio maisto, ne kažkur tai iš Sanitekso sandėlių, bet šviežių produktų. Ir patiems vaikams iš tikrųjų pastebėjo, kad ir sveikata pagerėjo, ir lankomumas darželio, ir taip toliau, ir vaikai valgo tos maisto produktus, mūsų daržovės, vaisius, uogas. Bet yra ir tokių kliučių, su kuriuom susiduriam, nes, kaip Salvijus ir minėjo, tai yra ne vien ekologiški produktai, aš noriu pasakyti, tai yra ir nacionalinė kokybė, kur mes turim konkuruoti dėl kainų, ir toj kaina iš tikrųjų 26 eurai vaikui per mėnesį, tiesiog nepadengia turbūt tų kaštų, kurie turėtų būti skirtumas tarp ekologiškai užauginto produkto ir chemizuoto, nupirkto kažkur tai iš svetur. Taip pat yra ir tiesiog ne visiškai susikalbėjimas tarp mūsų ūkininkų ir darželių, nes mes dirbam per kooperatyvą, vežam viską, ką kooperatyvas užsako. Kooperatyvas savo nuožiūrą jisai gali pirkti iš bet kur kitur, priklausomai nuo to, kas pasiūlys pigesnę kainą, tai irgi susidaro tokie nesusipratimai, nes vienas dalykas, mes negalim tiesiog suprognozuoti, kiek bus nupirkta to maisto iš mūsų konkrečiai, mes negalim užauginti tiek produktų, nes mes nežinom, ar iš mūsų nupirks, nes pavyzdžiui, jie ras pigiau ir jie pirks iš kitur, tai nėra tiesioginiai kontraktai su darželiais, mes tiesiog negalim aptarti su darželiais nei asortimento, nei O sekundėlė, o kodėl negalite, aš klausau, nes toksai labai kažkaip prieš verslo logiką eina šitai toksai dalykas, kontraktų nėra. Dėl tos pačios priežasties, nes kooperatyvas daro, kaip Salius minėjo, logistiką, per jį eina tas visas projektas ir tiesiog jie kaip verslininkai sprendžia, kaip žodžiu padaryti, kad nupirkti pigiau, parduoti brangiau, nes tai yra verslas, tai mes netiesiogiai bendraujam su darželiais. Ne darželiai su mum kalbasi, bet mes kalbame su kooperatyvu.
pagal jų užklausas, ką mes turim ir kokiom kainom, ir tada jie sprendžia, pirkti iš mūsų, nepirkti. Nu, žodžiu, to jau grandinė turi dar vieną šitą, kaip pasakyti, jo, papildomai, kuri, nu, aišku, išsprendžia dalį problemų, nes mes vežam į vieną vietą, mums nereikia vežti kiekvienam darželiui. Be to yra ir, nu, pavyzdžiui, žiema, kada mes turim tik tai dalį produktų, tai jie tenai perka bananus, pavyzdžiui, ekologiškus, kurie atvažiuoja, ten, nežinau, iš Egipto, iš kažkur iš Afrikos. Ir nes vaikai nori tų bananų ar ne, arba ten, pavyzdžiui, paprikų, mes taigi dabar neturime, mes jas turėsim tik tai Liepos mėnesį arba pomidorus. Ir jie, nu, iš kažkur tai turi juos nupirkti. Tai tas žodžių tarpininkas įsprendžia va šitas problemas, ko mes negalim patiek darželiam, tai patieki tarpininkai. Ir be to labai yra sudėtinga visa buhalterinė apskaita, labai daug be galo, nu, tų popierių, kurių ten darželiai negali patys sutvarkyti, jiem padeda kooperatyvas. Nu, tiesiog jiem taip yra paprasčiau ir galbūt ateityje čia įsispręstos problemos. Taip. Tiesiog dabar taip yra. Gal tada truputėlį ir plačiau galima pasižiūrėti šitą situaciją, ne tik tai apie Ukmergės rajoną, bet gal galite pakomentuoti ir apskritai plačiau, kaip mes matot jūs tvaraus to maisto grandinę, kur atsiranda papildomas grandis, kur galbūt būtų galima ją trumpinti, kaip mes ir girdėjom profesorės pristatymę. Turbūt pagrindinis dalykas, kur to trumpoji tiekimo grandinė arba ekologiškas, čia turėtume truputėlį atskirti trumpoji tiekimo grandinė ir ekologiškas maistas, tai yra du skirtingi dalykai. Bet pirmas dalykas turbūt ir vienam, ir antram, tai yra tai, kad pradėkime nuo pačio sąmoningumo. Tai yra, jeigu mes norime to sveikesnio maisto, ar jisai tai būtų trumposios tiekimo grandinės išdava, ar tai būtų ekologiškas maistas, tai pirmiausia, mes turime jo tikrai norėti. Pirmas dalykas – norėti. Tai reiškia, jeigu tu nori, tai tu turi daugiau pastangų įdėti, kad tokį dalyką gauti. Tai vėlgi pradėkime nuo tų viešųjų pirkimų ir kaip ir sako gerbiama kolegė, tai sako, kad kokybiškas tas NKP produktas visą laiką laimi. Kodėl? Kas tai yra? Tai yra, kad tenai yra ne ekologiškas produktas, tačiau su mažiau chemijos pagamintas produktas. Jisai toli gražu netitinka kainos tokios, už kokią kainą yra pagaminamas ekologiškas produktas. Ir jisai konkuruoja toj pačioje eilutėje. Tai faktas, kad jisai jau ir bus nupirktas. Tai dabar, kad tu tikrai norėtum ir galėtum pirkti ekologišką produktą, tu turi pirmiausia savo užsiduoti tą klausimą, kad taip, aš pirksiu tik ekologišką produktą. Aš nebežiūrėsiu į NKP produktą. Ką tai reikia padaryti? Tai reiškia, man reikia ieškoti, kur jisai yra. Man jau jo nepaduos. Tai reiškia, turiu daugiau pastangų padėti surasti jį. Tai reiškia, aš turiu daugiau pastangų įdėti, kad, o kaip aš jį tenai saugosiu. Tai vadinasi, aš turiu daryti kelis tuos viešuosius pirkimus. Nes šiandien, kaip sakant, nusipirksiu, po kelių mėnesių aš turėsiu vėl nusipirkti, nes aš neturiu kur saugoti. Vadinasi, tada vėl grįžkim apie tvarumą. Kaip jisai bus atgabenamas. Tai jeigu aš pirksiu kelis kartus, man tenai gabens vėlgi kelis kartus. Jeigu aš pirksiu ten ekologiškų krapų, tai kas ten man tuos krapų tiek atveš? Ir čia prasideda tokia makalynė. Ir tada prasideda, kaip pasakyti, kas tai yra tas tvarumas ir kas tai yra tas ekologiško produkto nupirkimas. Tas ekologiškas produktas pasidaro kosminis. Labai gerai pasakė. Tada atsiranda ta grandis, kuri vienu žodžiu viskas paima, surūšiuoja ir perduoda darželiams. Ar ten, imkim dabar darželius. Taip. Tai tada atrodo viskas susipakuoja ir viskas atrodo štai labai gerai. Bet ar tai trumpoji tiekimo grandinė? Tai yra jau tarpininkas. Kaip gerbiama profesorė sakė, tai tada pagalvokim ir vėlgi, ar tai ūkininkas atsakingas už tą produktą, ar jau atsakingas tarpininkas. Ir štai, kaip pasakyti, va čia yra tas tvarumas, trumpoji tiekimo grandinė, ekologiškas maistas turi labai daug turi tokių dedamųjų ir kur čia yra tiesa, kaip tu pasižiūrėsi. Gerai, mes turim iš VŠI kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atstovus ir galbūt, Pauliau, nuo jūsų pradėkim.
apskritai jūs įvertinkit, kaip jūsų agentūra dirba su tvaraus maisto tiekimo grandinės procesu ir taip pat ką jūs matėt ir profesorius pranešime. Nieko nemačiau, tik girdėjau, o čia kalbėjau prieš mane Vaiva, mano kolegė, mano skyriaus, kaip sakyt, mano kolegė, mes prie vieno stalo sėdim, tai dalinai jinai galbūt jau ir atsakė. Aš tik galėčiau pratesti tą mintį, bet aš taip norėčiau pratesti, kadangi šiandien daug klausimų ir svarbių temų su tokiu raktiniu žodžiu globalus, globalizacija, globalu. Man tas žodis tai toks nelabai patinka. Nes tiesiog juo turbūt per daug spekuliuojama įvairiuose kontekstuose, bet nuo jo aš norėčiau pradėti, nes daugelis, ko gero, girdėjo tą tokią vadybininkų vieną iš maksimų, kad mąstyk globaliai, bet veik lokaliai. Tai, tarsi nusako, kad akumuliuok tuos įvairius požiūrius, kurie yra visur, ir bandyk pritaikyti savo tom reikmėm. Kaip čia prieš tai taip pat kalbėję prelegentai minėjau, kad vienas nuvažiavo ten kažkur į vieną šalį, kitas į kitą šalį, o trečias čia Lietuvai bandė pritaikyti kažkokius tai modelius ir neišeina. Nes į ketvirtą šalį nenuvažiavo, o apibendrintojas apskritai nežinojau, ką bendrina, nes jam nieks nepasakė turbūt. Tai va kaip su ta globalizacija kartais gaunasi, bet to dar norėčiau irgi prisiminti, kodėl, su tais ūkininkavimu, su ūkininkais, ką mes, kaip sakyt, irgi prisimenam. Toks garsus veikėjas Uljanovas turėjo tokį irgi globalų požiūrį į valstietiją. Sakė, visus iššaudyti ir ūkius užasfaltuoti. Ir nebus problemos. Nebus čia tokių mitingų, susirinkimų, nereikės diskutuoti. Kviečiu atsivešim iš Kanados ir proletariatas sutvarkys reikalus su šautuvais. Ir tvarkė ten ilgą laiką, rezultatus matėm. Tai man dalinai tos politikos globalios tokios atspindžiai ir čia. Kalba gerbiamas Mitrofanovas iš Akmenės. Nebijokit, sako, čia tu, reiškiasi, demografinė padėtis gera. Gerai, kad kariauna slavai, atsivešim, bus čia kam, reiškiasi, darbus dirbti. Va šio vietoje, man atrodo, kad tas globalumas su mūsų didžiaja politika ir kažkur ir išsiskiria. Ir tada mes galėtumėm pradėti artėti prie to lokalumo. Šnekama, kad yra virš 200 įvairių strategijų Lietuvoje parengtų. Bet ar kas nors kokia nors 30 išvardintų iš čia salėje, netgi kartu, gal 30 ir išvardintumėm, bet iki 100 turbūt niekaip. Bet girdėjom šiandien irgi, kad dar yra naujos kuriamos, dar biškai trūksta, dar ne visas turim susikomplektavę. Aš savo strategiją tokią pasidariau, kadangi tos trumposios grandinės, kaip ir pagal pareigas priklauso jas bandyti vystyti, iš viso Lietuvoje jas vystom dviese su Vaiva, toj mūsų agentūroje. Tai, taip sakant, rezultatai jau čia pat, kaip komunizmas kažkada jau matosi horizonte. Ir nereikės, kaip čia irgi vienas sakė iki pensijos, tas, ne, ministras aplinkos, tik tai nepaklausė, ar tam iki pensijos metai likę, ar dar tik tai pirmi metai, kaip dirba ministerijoje. Tai irgi skirtingai gali matuoti. Aš pasidariau tokį savo matavimą tiesiog. Ką profesoriai kalbėjo, viskas liuks. Viskas tiesiog teoriniai tie pagrindai sudėstyti, tik imk ir daryk, bet nesidaro. Teoriniai, taip, po praktikoje. Viskas sudėstyti, taip, bet nesidaro, nėra kažkaip, nematerializuojasi tie visi dalykai. Tai man prieš kokią 30 metų irgi darbavausi Marijampolės savivaldybėje, švietimo skyriuje tokius labai atsakingas pareigas turėjau, pavaduotojas vedėjau ūkio reikalams. Tai paėmiau ir paskambinu, šiemet, tarp kitko pavasarį, paskambinu į savo tą mylimą savivaldybę, kolegoms buvusiems dar, kurių ten gyvų galvo yra. Kaip jūs darot su trumposiamis grandinėmis? Yra Ukmergės geras pavyzdys, jie ten taip ir taip. Nežinau mes ten, kas to Ukmergėje, mes tai ten, pieną, tu kur mums parodė, tada ten iš to Kazimiero tai vis dar perkam, tai jis dar gyvas. Nežinau, vaikai turbūt, bet visą perkam iš to ūkininko, kaip atveždavo, tai priveža. O daržovės tai ten irgi iš to, kur tu sakė Jono, bet kokiais tik kopūstus turėjau. Dabar jau viską augina, viską perkam. O kiti, tai meras sakė, kad, kažkaip girdėjau, labai centralizuotas savivaldybėse tie pirkimai. Kad ne, meras sakė, kur nori ten pirkit. Tai lokalus pavyzdys. Tiesiog, nei aš ten žinojau, kokias tas trumpasis grandinės, man tada raktinis žodis buvo apie 90 metus negalima.
Negalima, sanitariniai neleidžia, negalima, inspekcija neleidžia, negalima, finansai neleidžia, niekas negalima. Sakau, pirkite iš ūkininkų. Aš vedėjau pavaduotojas, kas tai sakykit, kad Paulius liepė. Tai 30 metų perka ir trumpoji grandinė užtikrinta tuo vietoj. Kuo puikiausiai jinai veikia. Bet kaip dabar padaryti, kad kitur tokie atsirastų savimonėje tas. Tai čia, man atrodo, tais globaliais dalykais. Sugriaut, kaip žinot, visada viską yra labai lengva. Tik strategija sunaikinai nėra. Bet atkurt, o čia. O jeigu nebūtų sunaikinti tie mūsų smulkūs ūkiai, smulkūs ūkininkai, tai galbūt būtų taip kaip Anglijoje kokioje ar Vokietijoje. Atėję į tą savo fermą, ten reiškia, į tą savo miestelį. Man tekia irgi matyti vakaruose tų pavyzdžių tiek o tiek. Gražiausias ūkis, karvės, kaip tie vokiečiai sako, nesakysiu kaip sako, nes dar kas įsižės. Labai gražios, vienu žodžiu, karvės. O kur mūsų ta delegacija klausė, o tai kur tavo cibuliai, kur bulvės tavo auga? Tai Hansas, sako, čia šalia augina. O tai tu negali? Aš neturiu kada, jisai augina svogūnus tuos, o kitas čia šone kiaušinius. Tai mes, kaip čia minėjau, reiškia, tą elektrą galbūt galėtumėm dalintis toj savo gatvėje. Jie tenai to vietoje tokiu būdu dalinasi Vokietijoje. Anglijoje tų pavyzdžių mačiau, krautuvėlė stovi, reiškia, farm products, viskas vietiniai produktėliai. Ir tą, ką jūs čia minėjot, to kooperatyvo, to tarpininko vaidmenį irgi puikiausiai atlieka. Bet tie dalykai, tų pavyzdžių pilna gerų yra, bet jie turbūt per laiką, taip sakant, susiklostė natūraliai, o mums dabar dėja tenka viską iš naujo atrasti. Tai aš čia daug prišnekėjau, bet iš tikrųjų atsakymo nežinau. Bet mes darydami tą, kaip sakyti, vis tiek mums reikia daryti. Tai mes bandom vadovautis tuo lokaliai, kaip sakyti, veik lokaliai. Mes turim tokią elektroninę parduotuvę pernai rudenį sukūrim. Kaimas į namus vadinasi. Per pusmetį pritraukėme apie 70 pardavėjų, tie 70 pardavėjų pateikė turbūt link 1000 ar virš 2000 produktų, jau siūlo ir jie visi yra vietiniai. Ir mes ten padarėm tuos dabar, jau globaliai žiūrint, modernius dalykus, tu elektroniniai bankininkystė, elektroninis atsiskaitimas, kurjeriai. Pasižiūrėjai, išsirinkai ir turi tą kaimietišką, tik žinoma, ne su visais, šviežio pieno ir šviežios mėsytės kol kas nepristatysi. Bet mes tokiu būdu ją bandom kol kas realizuoti. Aš dar tik pagalvojau, klausydamas jūsų, kad tos savivaldybės meras dar pakankamai toksai, sakyčiau, liberalus buvo, jeigu sakė, leido pirkti kur norit. Paprastai tai būna, kad pirkite ten iš partijos kolegos ar iš ten artimo žmogaus. Gerai. Žinot, aš tik noriu pabaigdamas pasakyti, kadangi jūs daug po savivaldybės keliauna, tai noriu pasakyti, kad Marijampolėje nuo 90 metų iki šiandien dienos nebuvo nei vieno mero, kuris nors kvapelį liberalizmo turėtų. Visi socialdemokratai arba komunistai. Na, liberalizmą aš turiu ne partinę, ne visai partinę liniją, bet geras pastebėjimas. Taip, prašau, tada jūs irgi turbūt tas pats klausimas, apie ką mes šnekėjom, ir tada mes turėsim tokią reziumę, reaguodami į tą pagrindinį žodį švietimas. Taip, aš atstovauju uogininkus, tie, kas augina vaisius, uogas, ir turbūt kas labiausiai skauda, tai yra rinka. Nebuvimas, ir aš manau, kad mes daug nesusikalbam tarp pasiūlos ir paklausos. Ūkininkai nežino, kam realizuoti, ir jeigu pasižiūrėjus oficialią statistiką, uogynų plotai nuo 2017 metų tendencingai mažėja. Ir kaip pavyzdį, aš pati auginu avietes. Nuo 2017 metų avietynų deklaruojami plotai Lietuvoje sumažėjo 49%. Tai rodo, kad mes nežinom, kam atiduoti šitų, nors ir yra sertifikuojamos uogos NKP produkcija. Kai tenka dalyvauti susirinkimuose, vėlgi matom, kad yra įvežami ekologiški bananai, kai tuo tarpu lūžta lentynos nuo NKP uogų. Ar ne? Čia yra dar tokia problema. Ir aš manau, kad vokiečiai labai teisingą strategiją turi. Jeigu turi vieną dalyką, tai turi jį daryti kokybiškai. Aš manau, kad augintojas turi auginti, gamintojas turi gaminti, o pardavėjas parduoti.
Mes sakom, kad šiuo metu nėra iš tiesų vyriausybinės stiprios politikos, kad vystytų šalies konkurencingumą. Mes nesusikalbam tarp grandžių ir todėl yra šitie nesusipratimai. Jeigu anksčiau sakydavo, kad jūs nemokat pateikti, jūs nemokat kokybiškai užauginti, jūs ten pakuotė ne tą, ar ten dizainas neįtiko vartotojui, tai tikrai per, sakykime, 20 metų pati matau, kaip mes nuėjom gražų kelią ir kaip tikrai mokam jau vartotojam nuo istorijų iki visko daryti ir įsiteikti ir pateikti kokybišką produktą, tačiau nematom, kad būtų realizuojamos priemonės, kurios yra sėkmingai realizuojamos kaimyninėse šalise. Kad ir paimti Lenkiją, ar ne, kuri labai sėkmingai vysto šią šalį. Taigi mums reikėtų jau žiūrėti iš aukščiau ir kaip pavyzdį tokį galiu ir savo pateikti, kur buvo mūsų avietynas, mes auginam, bet nieks nevažiuodavo ten skinti aviečių, iki kol seniūnas nepasirūpino ir nesutvarkė keliuko į jį. Ar ne? Tai yra savivaldybės darbas, bet kai pagaliau po 15 ar ten kiek metų pasikeitė seniūnas ir buvo pradėta šis darbas daryti taip, kaip jis turi būti daromas, tada atsirado vėlgi ir pas mus pilna atvažiuojančių, mes mokam mokesčius ir ar centralizuota, ar GPM-ai, ar PVM-ai, jie yra mokami, ar ne, ir tas ratas šitaip ir sukasi. O viskas, ko reikėjo, kad pasikeistų seniūnas. Vienas žmogus grandinėje. Gerai. Profesorė, aš mačiau, jūs žymėjotės pastabas iš to, ką kalbėjo diskusijos prelegentai. Reziumuokit, nes laikas mus spaudžia, tai reziumuokit, ką išgirdot, mačiau, žiūrėjot ir į šitos raktinius žodžius. Tai jūsų mintis. Jo, tai apibendrinant, greičiausiai užsikabinau už to, kad pirmas, kas atsakė per Metimeter, tai yra, kad teorija be praktikos. Tai čia noriu sakyti, kad teorija yra su praktika, nepergyvenkit, tikrai praktikos yra daug, bet mano kaip mokslininko misija yra būtent sukelti lūkesčius, parodyti, atskleisti daugiau, bet ne vesti ir sakyti, daryk taip arba kitaip. Kitas, ką norėčiau papildyti, kas yra labai svarbu suinteresuotųjų vaidmuo. Taip, mes tą jau čia dabar identifikavom, tai tik nebuvo dar pasakyta, kad savivaldybė Ukmergės, ar ne, iniciatorius visgi buvo ne savivaldybė, o mamos. Vaikų mamos, tai yra aktyvus būtent tėvų komitetas, kuris inicijavo, kad mūsų vaikai turi valgyti ekologiškai. Tai kada kalbam apie sąmoningumą, mes turim kalbėti ir apie pasitikėjimą, ypač apie pasitikėjimą ūkininkais, pasitikėjimą tėvais, jų nuomonę, pasitikėjimą savivaldybės sprendimais. Dabar, kai yra čia švietimas, taip, čia švietimas išryškėjo. Tai čia noriu kalbėti, kad to švietimo reikia ne tik vartotojui. Dabar mes rodom pirštais, kad ugdykim vartotoją, bet pirštais reikia rodyti į mus pačius, kurie nedalyvaujam visiškai mokymosi visą gyvenimą, būtent strategijose, ir sako, aš baigiau jau visus mokslus, magistratūrą, bakalaurantūrą, dirbu savivaldybėj 25 metus, viską žinau, nieko mokytis nereikia. Tas pats dabar perėjo su vietos veiklos grupėm, sako, mes jau sumanus, mes jau viską žinom, čia nieko mokytis jau nereikia. O iš tikrųjų labai labai reikia mokytis. Tai aš išplėšiau tą švietimo sąvoką, gerokai plačiau turim žiūrėti, kritiškiau žiūrėti į savo žinias. Ir dar, kas vėlgi labai trūksta žinių. Žinių, tada aišku formuojasi požiūris ir keičiasi elgsena, nes dabar, kad viešuosius pirkimus organizuoti, reikia techninės sąlygas teisingai surašyti, ne? Kad kooperatyvą turėti, reikia būti jo nariu, bet aš nežinau, ką jisai man duos, ar ne, ir praktiškai niekur nedalyvauju. Reiškia, uždarumas yra labai didelis ir tikrai čia yra teorija su praktika. Ir čia, mano galva, mes einam teisinga linkme. Kągi, ačiū profesorė, ačiū diskusijos dalyviams.